Sveiki, šiandien pradėsime pirmąją anglų gramatikos pamoką. Šie kursai yra nemokami su sąlyga, kad išklausysite trumpą mano reklamą. Jeigu pastebite, kad mūsų laikai įdomėja ir pasaulis keistėja, tuomet siūlome paskaityti nemokamą e-knygą, elektroninę knygą apie dabartinius ir būsimus laikus Nauja era artėja, kuri padės jums išvengti būsimų sunkumų pasaulyje. Šią knygą galite rasti adresu naujaera.com. Taip pat svetainėje rasite nuorodą į krikščionišką YouTube kanalą, kur yra įdomus klipai apie tikėjimą, pinigus, sveikatą, manifestacijas, kaip mesti priklausomybės ir daug kitų temų. Taipogi prašau palaikinkite šį video ir prenumeruokite mūsų kanalą. Ačiū uždėmesi. Dabar pradėsiu pamoką. Taigi šiandien kalbėsime šiomis temomis. Artikeliai e, n ir z. Taip pat kaip vartoti veiksmažodį to be. Ir susipažinsime su asmeniniais įvardžiais. Taigi pirmoji dalis – artikeliai e ir z. Anglų kalboje dažnai vartojame artikeliai prie žodį toks trumpas žodelis arba e arba z, pavyzdžiui the best arba a cat, a dog. Ir tie artikeliai, kada ir kaip juos vartoti, dabar trumpai pakalbėsime. Taigi artikeliai yra tai žodžiai, kurie eina prieš daiktavardžius ir nurodo, ar kalbame apie kažką bendro ar apie kažką konkretų. Pavyzdžiui, a dog, a cat, tai kažkas bendro. Bet jeigu, pavyzdžiui, kalbame a cat ir paskui sakome tame pačiame pokalbėje the cat, tai jau žinome, kad kalbame apie tą pačią katę, apie konkrečią katę. Arba, pavyzdžiui, jeigu sėdime kambaryje ir sakome can you open the door, please, the door, nes kalbam apie konkrečias duris, vienos duris kambaryje yra. Tai man žodžiu, kai kas nors konkretaus, tai sakoma the, o kai kas nors bendro apskritai, tai tada sakoma e arba n, rašosi an. Taigi, jeigu e, tai rašosi tik a, o jeigu n, tai rašosi an, bet dar pakalbėsime apie tai vėliau. Taigi, e. Tai neapibrėžtas artikelis vartojamas, kai kalbame apie bet kokį nespecifinį daiktą. Tai tarsi pasakyti kažkoks vienas iš daugelio. Pavyzdžiai, I see a dog, aš matau šunį, bet kokį nežinomą šunį. She has a car, ji turi mašiną, kokią nežinom. Arba he is reading a book, jis skaito knygą, kurią neaišku. Nežinome, bent kažkokią knygą skaito ant žodžių. O jeigu sakytumėm he is reading the book, tai jau žinotumėm, kad kažkokią konkrečią, apie kažką konkretaus ar žinomą pavadinimą, ar kažko tai ypatingą tą knygą jau žinotumėm, apie ką kalba. Kada vartoti n? N vartojamas vietoje e, kai sekantis žodis prasideda balso garsu. Tos balsas anglų kalboje yra a, e, i, o, u. Jeigu žodis prasideda iš a raidės, arba iš e, arba iš i, arba iš o, arba iš u, tuomet vartosime artikelį n. Bet praktikoje tai labai sunkiai įsimintas raidės, tai kai daug metų mokinės anglų kalbą, kai praktikuoji, tai tiesiog pajuti, kada tas n eina, o kada e. Pavyzdžiui, jeigu žodis apple prasideda a raidė, tai sakysime n apple. O dog neprasideda nei vienu balsu, tai sakome a dog. O jeigu prasideda e raidė elephant, an elephant, dramblys. Pavyzdžiui, idea prasideda į raidę, an idea, todėl artikelis an orange, an umbrella. Bet kaip sakiau, praktiškai tai reikia tiesiog praktikuoti anglų kalbą ir pajausite po kažkiek laiko, nes pagal taisyklės va šitą vietą labai sunku išmokti pagal, kada ten prieš balsus, kada ne prieš balsus. Labai sunku, reikia praktikos tiesiog. Bet verta įsidėmėti balsus a, e, i, o, u. Jeigu jais prasideda žodis, tada vartojame artikelį n, o visos kitos raidės vartojame artikelį e. Pavyzdžiui, a dog, a cat ir panašiai. Svarbu, dar kas svarbu, kad svarbu ne tik pirmoji raidė, bet pirmasis garsas. Pavyzdžiui, an hour. Nes anglų kalboje kai kurios raidės nesitaria, o pavyzdžiui, hour rašosi su raide h priekyje, bet kadangi h netariama, girdime balso garsą. Todėl an hour prasideda su n. Bet vėl, kaip jau sakiau, reikia praktikos, su taisyklėm čia sunku būtų tą vietą išmokti.
Tiesiog į daug žodžių skaitai, praktikuoji, išmoksi automatiškai tarti. Dabar kalbėsime apie artikelį the. Tai apibrėžtasis artikelis vartojamas, kai kalbame apie konkretų daiktą ar asmenį, kurį tiek kalbėtojas, tiek klausytojas jau žino arba kuris buvo paminėtas anksčiau. I see the dog. Aš matau tą šunį. She has the book I like. Ji turi tą knygą, kuri man patinka, jau konkrečią knygą. The sun is bright. Saulė yra ryški. Saulė yra vienintelis toks objektas, todėl sakome the sun, konkretus objektas. Skirtumo esmė. Taigi dar rezumuojant. A cat, bet kokia katė, the cat, konkreti katė, apie kurią jau kalbėti anksčiau, arba apie kurią žinome ką nors. Papildomi pastebėjimai. E ir N naudojami tik su vienaskaitos daiktais. The gali būti vartojamas tiek su vienaskaita, tiek su daugiskaita. Pavyzdžiui, the cat, the cats ir vienaskaita ir daugiskaita. Veiksmažodis, dabar kalbėsime apie veiksmažodį to be, kurio formos yra am, is ir a. Vienas iš svarbiausių veiksmažodžių anglų kalboje yra to be, kuris reiškia būti. Šis veiksmažodis yra labai dažnai naudojamas visur, norint pristatyti, apibūdinti, nurodyti vietą ir jausmus. Veiksmažodžio to be formos keičiasi pagal asmeninį įvardį. Taigi dabar praktiškiau pasakysiu. Jeigu I am, aš esu, you are, tu esi, he is, jis yra, she is, ji yra, it is, tai yra. We are, mes esame, they are, jie yra. Taigi, pavyzdžiai sakiniuose, I am, aš esu, I am a student, aš esu mokinys, I am happy, aš esu laimingas. Dabar tu esi, you are. You are my friend, tu esi mano draugas, you are ready, tu esi pasiruošęs. Dabar he is, she is, it is. Jeigu he tai jis, she, ji, o it tai. Taigi, he is a doctor, jis yra gydytojas. She is from London, ji yra iš Londono. It is a nice day, tai graži diena. Mes dabar, we are, mes esame. We are at home, mes esame namuose. We are tired, mes esame pavargę. Dabar jie, they are teachers, jie yra mokytojai. They are in the park, jie yra parke. Neiginiai, norint pasakyti, kad kažkas nėra, tiesiog įterpiame not. Pavyzdžiai, I am not tired, you are not late, he is not a student, we are not ready. Tiesiog gal reikėjo ir išversti. I am not tired, aš nepavargęs. You are not late, tu nevėluoji. He is not a student, jis nėra studentas. We are not ready, mes nepasiruošėme. Ir dar yra trumpina dažnai anglai šios formos. Tai pavyzdžiui, is not trumpinamas į isn't, are not, aren't, I am, he is, čia tik rašyba, skiriasi vienu žodžiu. We are, gerai, rašyba skiriasi, paminėjau. Dabar kalbėsime paskutinę temą šiandien, asmeniniai įvardžiai. Tam, kad galėtumėm pasakyti, kas atlieka veiksmą, turime mokėti asmeninius įvardžius. Tai tokie žodžiai kaip aš, tu, jis, mes ir taip toliau. Lietuviškai aš, angliškai I, tu, you, jis, he, ji, she, mes, we, jie, jos, they. Praeitoj daly tą minėjau, tai dar užtikrinam žinias ir paaiškinimai. Kai kalbu apie save, pavyzdžiui, I am good, aš geras. You, kai kalbu su tavimi, pavyzdžiui, can you please help me, ar galėtum padėti man. He, she, kai kalbame apie kitą žmogų, vyrą ar moterį, pavyzdžiui, she is pretty, ji yra graži, arba he is handsome, jis yra gražus. It, kai kalbame apie daiktą, gyvūną ar reiškinį, pavyzdžiui, it is sunny today, šiandien yra saulėta. We,
kai kalbame apie save ir dar kažką. Jo, pavyzdžiui, we are working, mes šiuo metu dirbame, mes dirbame. They, kai kalbame apie daugiau nei vieną asmenį daiktą, pavyzdžiui, they are working, jie dirba, jie. Dar galima pasakyti, I am from Lithuania, aš esu iš Lietuvos, arba you are a good student, tu esi geras mokinys, he is tall, jis yra. Taigi tokia buvo pirmoji pamoka, ačiū, kad klausėte, dėkui, iki.